Sveiki visi. Turbūt noriu padėkoti ir Struktum, kad turim progą susitikti ir mes ir prisidėjom prie šito renginio, kad jis įvyktų. Mano tema išmanioji pastatų konversija, panaudojau dabar labai populiarų žodį, bet aišku, kalbėsiu aš apie apšvietimą ir aišku, apie išmanų apšvietimą, kai kalbame apie pastatų rekonstrukciją. Aš su apšvietimu jau dirbu beveik 30 metų, teko įvairių situacijų turėti ir daug projektų. Tai dabar noriu pasidalinti savo žiniom, sprendimais, kuriuos mums teko panaudoti, būtent rekonstruojant pastatus. Įmonė Finklait tai irgi dirba būtent su apšvietimu ir valdymo sistemom, apšvietimo valdymo sistemom, su kitų inžinierinių sistemų valdymo. Tai pradėkim nuo to, kas svarbiausia projektuojant apšvietimą rekonstruojamuose pastatuose. Aš tokius 4 punktus išskyriau. Tai turbūt pirmas visgi yra tinkamai apšviesti. Būna tokių atvejų, kad kai rekonstruojam pastatą, yra daug dekoratyvių detalių, daug koncentracijos į tą pastatą, jo pobūdį ir architektai, dizaineriai dažnai galvoja apie tai, kaip teisingai išbrėžti tos pastato architektūrą, kalbant apie apšvietimą. Ir kartais būna pamirštam ir kad reikalingas ir funkcinis apšvietimas, kad turim turėti ir tinkamą šviesą darbui ar kitam pobūdžiui. Tai būtinai šito reiktų nepamiršti. Manau, kad būtent šituose pastatuose svarbu panaudoti tas technologijas, kurios leidžia turėti mažiau laidų. Tai dabartinės technologijos tą leidžia, neleidžia dar neturėti laidų, tačiau tikrai leidžia jau jų sumažinti. Tai apie tai irgi pakalbėsim. Manau, kad dažniausiai norima kuo mažiau matomų šviestuvų. Be abejo, yra turbūt liustros ar tam tikri dekoratyviniai šviestuvai, kurie ir yra dekoratyviniai, nefunkciniai. Visus kitus, matyt, norima kuo labiau integruoti. Tai truputį pakalbėsiu, kokios yra galimybės. Ir, sakyčiau, reiktų nepamiršti ir pačio valdymo. Apšvietimas, kadangi jis yra kompleksinis, tai paprastais jungikliais dažniausiai yra nepatogu po to vartotojams naudotis. Todėl reiktų įdiegti ir valdymo sistemą. Tai pradėsiu nuo tokio parkingo apšvietimo, kuris gal nėra labai tipinis ir visų galvose. Tačiau yra objektų, kur daug dėmesio buvo skiriama būtent parkingo apšvietimui. Tai šitose nuotraukose matot standartinį mums visiems įprastą parkingo apšvietimą, kur mes turim daug betono, turim elementarus paprasčiausius šviestuvus, kurie duoda tiesiog bendrą, dažniausiai tokią šaltą šviesą. Ir turim parkingą tokį, kaip visi ir įsivaizduojam tą parkingą. Tačiau yra projektų, kur užsakovai norėjo šito parkingo padaryti gerokai jaukesnį. Kalbu aš apie misionierių sodų parkingą, parodysiu po to ir nuotraukas, ir mus pasikvietė būtent sukurti tą tokią jaukesnę atmosferą. Tai pirminė mintis buvo tą apšvietimą, tuos didelius šviestuvus pakeisti smulkiais, būtent tą jaukumą ir suteikiančiais šviestuvais. Tai atlikom skaičiavimus, kad suprasti, kiek tų šviestuvų reikia, kad suprasti, kokia tai gali būti kaina. Ir kadangi jų reikėjo daug, vienam aukštui, man atrodo, apie 300 šviestuvų gavosi. Ir gamintojų
šviestuvai netitiko tų reikalavimų, visų pirma ir pagal švietimo charakteristiką, antras ir pagal kainą. Tai šitam projektui padarėm tokį, kaip sakyt, pagaminom šviestuvą, net ir nepasakyčiau, kad jį gaminom kaip šviestuvą, parinkom modulį, LED modulį, būtinai reikėjo turėti plačią švietimo charakteristiką, nes parkingas nėra aukštos patalpos, turim gerai paskleisti šviesą. Parinkom jį hermetišką, kaip yra reikalaujama, ir įdėjom į paprastą aliuminio vamzdelį, o visą elektroniką sumontavom viršuje, kadangi šviestuvas tvirtinamas ant kabelių lovelio, tai reiškia ten ir sudėjom transformatorių. Taip gavosi iš pakankamai nebrangių detalių, čia mūsų šviestuvo konstrukcija ir taip, kaip jisai atrodo natūroje. Tas dar leido, kadangi ten parkingų yra skirtingų aukščių, tai leido varijuoti atitinkamai parenkant pagal patalpų aukštį ir pačio šviestuvo aukštį. Jau tada atlikom detalius skaičiavimus ir panaudojom tokį principą skirtingo apšvietimo lygio išviesti pravažiavimo takus, išviesti praėjimo takus ir dar silpniau išviesti pačius parkavimo vietas. Tai čia yra ir elektros ekonomijos kažkiek klausimas ir pačio apšvietimo pobūdžio. Tai va čia dabar bus keletą nuotraukų iš to parkingo. Tai matot, tie šviestuvai irgi įvairiais būdais buvo kabinami ir kadangi pačios parkingo medžiagos panaudotos jau ne tik tai tas betonas, o reiškia buvo ir trinkelės, ir skirtingų spalvų, ir net buvo atidengta tam tikrų seno pastato dalių, tai tas apšvietimas tokius akcentus sudėjo ir tie skirtingi lygiai irgi tokio suteikė žaismingumo. Tai tikrai iš daug ko girdėjau, kad jautiesi kaip netoli muziejaus šitam parkinge. Dar ką šitam projekte panaudojom, tai žymėjimą ten šviečiančiais ženklais. Čia atėjo iš užsakovo toks prašymas pagalvoti ir pati ir idėja, gal jau yra sprendimai, kurie nebūtų ten labai brangus, bet leistų tokius padaryti žymėjimus. Tai taip, dabar yra jau rinkoje ir nemažai tų šviestuvų ir, sakyčiau, už normalią kainą, kur galima tos ženklus puikiai įsišviesti, jos po to galima keisti, keičiantis struktūrą ir kažkam tai. Turėčiau paminėti, kad šitie ženklai puikiai tinka vidaus patalpom, puikiai tinka lauke naktį, tačiau visiškai netinka lauke dieną. Tai reikia nepasiklysti, todėl kad dienos šviesa yra labai stipri ir kol kas negalim peršviesti dienos šviesos. Kitas mūsų projektas, kur irgi kalbėti apie šviesos integraciją į pačią architektūrą pastato, tai yra Užupyje Tartlė galerija. Čia yra rūsio patalpos ir jos suformuotos yra iš švelerių dviejų ir apšvietimo sprendimą panaudoti bendrai šviesai LED šviestuvus, LED juostas, o pačiai jau paveikslų pašvietimui ir kitai šviesai jau naudojam magnetinį bėgelį, kuris integruotas į tarp šitų švelerių yra. Į tą patį bėgelį įdėjom ir jutiklius, tai yra apšvietimo jutiklius ir signalizacijos jutiklius ir video kameras ir net garsiakalbius. Reiškia, praktiškai visa technika integruota į bendrus bėgelius. Ir netgi avarinio apšvietimo, evakuacinio apšvietimo šviestuvai yra čia ir čia panaudojom, ką leidžia normatyvas, tai nebūtinai, kad būtų šviečiantis ženklas, kuris dažniausiai neturi
gražaus dizaino, bet yra paprastas ženklas, kuris apšviestas avariniu šviestuvu, jis yra čia. Ir ta sistema, čia yra kolonėlės, matosi, čia yra kažkokie davikliai, jau nebepamenu kokie. Ir tą pačią sistemą, aišku, panaudojom ir kitose patalpose, tai čia jau į gipsą įleisti profiliai, šiuo atveju kita inžinierinės sistemos tiesiog irgi suleistos į gipsą. Tai čia idėja, kaip gali gerai įsintegruoti visas apšvietimas į esamą pastato struktūrą. Ir čia padariau skaidrę, kad maždaug susivokti, kokios dabartinės galimybės. Čia per vidurį yra turbūt daugam, kas dirba kažkiek su apšvietimu, žinomas trifazės bėgelis, į kurį galima montuoti šviestuvus. Tai turim gaminių, kurie yra ir gerokai didesni, ir dabar turim gaminių, kurie yra gerokai mažesni. Tai, sakysim, mažiausias tai yra maždaug monetos dydžio bėgelis, į kuriuos galima sudėti pakankamai stiprius prožektorius. Tai dabar tikrai matmenys yra gerokai mažesni apšvietimo ir juos visiškai lengva integruoti ir paslėpti. Taip, kitas mūsų projektas tai yra pirklių rūmai. Čia jau projektas darytas praktiškai prieš 10 metų maždaug. Čia yra didžioji salė, kuri turbūt pati pagrindinė salė. Tai irgi čia yra apšvietimo integracijos pavyzdžiai. Tai aišku, dabartiniu metu paslėptas apšvietimas karnyzuose, tai yra daugiau mažiau įprastas. Tuo metu tai buvo pakankamai naujas dalykas, atlikome bandymus, parinkdami ir dydį karnyzo, ir atstumus, kad įvyktų apšvietimas. Tai gana didelė dalis yra tokios šviesos. Taip pat integravom į sienas šviestuvus, pašviesti arkas, išryškinti būtent architektūrą. Ir labai didelę diskusiją turėjom dėl šitų šviestuvų įleidimo. Autorius nenorėjo šito apšvietimo ir va čia būtent buvo ta kalba, kad funkcija visiems yra labai svarbu. Ir čia buvo toks architektūrinis kompromisas, kuris, nežinau, gal ir kliūna, gal ir nekliūna. Manau, kad ne taip blogai įsintegravo tie šviestuvai. Tačiau jeigu kalbėtumėm šiuolaikiniam technikom, tai mes galėjom tuos didelius šviestuvus, kurie buvo apie 20 cm, pakeisti dabar į 2 cm šviestuvėlius ir juos padaryti labai mažai matomus. Ir čia parodytos galimybės, kaip šviestuvus galima integruoti, kaip laidus išvedimus galima integruoti, kaip prožektorius galima integruoti. Ir praktiškai yra sukurtos jau paruoštos sistemos ir gipsiniam, ir į perdangas įmontuoti, ir į medį įmontuoti. Ta prasme, dabartinė gama leidžia lengvai spręsti, pakankamai lengvai spręsti tuos klausimus. Ir aplinkos apšvietimas. Matyt, net taip pat svarbu yra ir apšviesti aplinką aplink pastatą, ne tik patį rekonstruojamą pastatą. Ir čia irgi svarbi yra integracija. Tai šitas paveiksliukas iliustruoja, kai šviestuvais tampa augalai. Ne? Ir šitas takas netgi yra apšviestas normatyviniu apšvietimu, tai yra jisai vykdo normatyvą. Daug kur mums nėra svarbu normatyvas, jeigu taip kalbam apie bendrasias aplinką, artimąją pastato aplinką, mums svarbu yra turbūt jaukumas. Tai čia yra vėlgi misionierių sodo projektas, kuris yra labai dėkingas, nes sodai tai yra daug augalų. Tai čia irgi labai daug yra integruoto apšvietimo. Dešiniai matom, kaip sena siena yra kaip šviesos objektas, kuris ir yra pagrindinis apšvietimas šitoj zonoj.
Kairėje pusėje yra nuotrauka, kur yra takai apšviesti, irgi augalai yra dalis apšvietimo ir į augalus integruoti šviestuvai, iš principo mes jų nematom, matom tik tai šviesą. Čia yra laiptų apšvietimo pavyzdys, tai irgi šviestuvas yra kaip turėklų dalis ir turime tik tai šviesą ant laiptų, kad galėtumėm saugiai lipti laiptais. Čia daugiau nuotraukų apie augalų apšvietimą, medžių apšvietimą. Čia irgi svarbu žinoti tam tikras taisyklės. Aišku, visi įsivaizduojam, kad yra medis ir aplink jį gali sustatyti šviestuvus. Tačiau, pavyzdžiui, šitoj vietoj buvo galimybė šviestuvų statyti tik tokiam siauroj zonoj, nors čia medžių buvo žymiai daugiau. Tačiau, jeigu žinom, kaip veikia šviestuvai, tai medį galima pašviesti ir iš 20 metrų atstumo teisingai ir iš 3 metrų atstumo. Reiškia, šitoj vietoj yra svarbu parinkti teisingai techniką, teisingą prožektorių, kuris turėtų gerą charakteristiką. Matyt, reikia visada pagalvoti apie akinimą, kaip išvengti akinimo ir panašiai. Tai va čia pašviesti medžiai, kurie kūrė tą atmosferinį apšvietimą, kuris yra labai, labai svarbus ir aišku, pagal mane tai yra gerokai geriau negu pastatytas šviestuvas ant stulpo. Ir dar grįšiu prie išmanumo, ką pradžioj paminėjau. Tai dabartinėse projektuose daug užima dalies bėgeliai. Kaip minėjau, dabar jų yra labai įvairių dydžių. Randasi vis daugiau technikos, kurią papildomai gali integruoti į tos bėgelius. Tai yra įvairūs davikliai ir jau tie davikliai pritaikomi įvairių gamintojų bėgeliams. Tai tikrai jau galima rasti teisingą sprendinį. Ir reiškia, apšvietimas tuomet tampa lankstus, tai yra mes galim su programėle priderinti, kuris daviklis, kuriuos šviestuvus valdo, sugrupuoti juos ir turėti visą tą apšvietimo valdymo sistemą. Aišku, reiktų nepamiršti, kad ir turėtų būti patogūs jungikliai, nes vienas yra, kas įdiegia tą sistemą, o yra svarbu, kad ir vartotojams būtų patogu ir galėtų išsikviesti reikiamą apšvietimo sceną pagal tai, kas vyksta patalpose. Tai va čia vienas jau iš naujausių mūsų projektų, tai yra Sapiegų rūmų, dar nebaigta net rekonstrukcija, čia padarėm tokių nuotraukų, tai irgi skliautinėse lubose bėgelis, kuris turi pašvietimą į viršų ir puikiai atlieka funkciją ir, sakysim, bėgelis, kuris sienoje sumontuotas. Tai be abejo ir tada instaliacija tampa žymiai paprastesnė, nes mums užtenka vieno laido šitam bėgeliui, vieno laido šitam bėgeliui. Ir čia yra iš kitų salių, kur yra jau matyti rekonstruotos lubos, bet irgi, ką norėjau pabrėžti, kad bėgelio plonumas dabar gali būti vos matomas siūlas, reiškia, čia šalia dar laidai kaba, tai panašiai kaip laido storis yra tas pats. Ir pabaigai, tai pasakysiu dar akcentus savo pranešimo. Tai manau, kad rekonstruojant pastatus ir integruojant apšvietimą yra svarbu šiek tiek turėti išradingumo ir žinių, kaip galima tą apšvietimą pasiekti, kaip jį galima integruoti. Tarkim, šitoj nuotraukai, tai čia yra integruota ir vėdinimo, ir vėsinimo sistema į šitą. Tai reiškia, inžinierija tikrai gali būti puikiai paslėpta. Tas pats yra ir
lauke ir aplinkos apšvietimas turi turėti panašų principą integracijos. Nu ir turėtumėm naudoti šiuolaikinės technologijas, tai yra šiuolaikinį išmanumą. Tai jeigu turėsite daugiau, norėsite gauti informacijos, galit mus sukontaktuoti, aplankyti mūsų tinklalapį. Šiam kartui ačiū.